Fotoaparatai buvo išrasti ne taip ir seniai, bet net po jų atsiradimo paprastas žmogus nuotraukų neturėjo dar ilgą laiką. Vėliau jiems išpopuliarėjus buvo pradėtos fiksuoti įvairiausios akimirkos, nuo vestuvių, gimimo iki laidotuvių ir visokių keistenybių. Šiandien aptarsiu šiurpiausias nuotraukas, kurios pasirodė turinčios dar ir kraupią istoriją. Ši nuotrauka daryta 1924, vienos iš pirmųjų Britų ekspedicijų į Everesto kalną metu. Po jos padarimo du vyrai, George'as ir Sandys, patraukė link pačios kalno viršūnės, tačiau jų niekas taip ir nebematė. George'o kūnas buvo rastas tik po 75 metų, Sandyo niekas taip ir neberado. Manoma, kad Everesto viršūnę jie pasiekė, tačiau mirė leisdamiesi apačion. Vyras nuotraukoje yra vardu Franklinas Floydas. 75-aisiais jis buvo vedęs moterį, kuri turėjo vaikų iš praeitų santykių. Kai moteris buvo sulaikyta 30 dienų, juos globojo patėvis Franklinas. Tuomet jis sumanė pagrobti nuotraukoje matomą mergaitę. 3 kitus vaikus jis atidavė į vaikų namus. Su mergaitė Franklinas iškeliavo į kitą valstiją, pakeitė abiems vardus ir deklaravo ją kaip biologinę dukterį. Augindamas mergaitę žagino, jai užaugus šią vedę. Apie šią painę, šiurpę ir neįtikėtiną istoriją buvo sukurtas Netflixo serialas The Girl in the Picture. Oklahomos universiteto studentas Alanas Grabis 2014 į savo Instagramą patalpino šią nuotrauką. Viešbutyje su savo draugais, su kuriais atvyko stebėti futbolo varžybų. Dieną prieš šią nuotrauką jis išžudė visą savo šeimą, tėvus ir seserį, o šis Instagramo įrašas turėjo būti jo alibi. Tačiau jis tardytojams greitai prisipažino, o teisme gavo keletą bausmių iki gyvos galvos. Šioje nuotraukoje kalbantis užfiksuotas Rusijos ambasadorius Turkijoje, Andrejus Karolovas. Po kelių momentų vyras stovintis už jo išsitraukė ginklą ir rusą nušovė. Tai buvo Turkijos policijos pareigūnas, kuris tai padarė protestuodamas prieš Rusijos įsikišimą į artimųjų rytų karus. Užpuolikas buvo nukautas per susišaudymą. Šios nuotraukos buvo darytos 1944, juose užfiksuoti laisvų laiku besiilsintys, švenčiantys ir dainuojantys Aušvico koncentracijos stovyklos darbuotojai. Tuo metu visai netoliese jų kolegos kremavo tūkstančius gyvų žydų. Nuotraukoje užfiksuotas japonas Issei Sagawa. Ji buvo atspausdinta viename japoniškame žurnale. Po to, kai Issejus buvo paleistas iš kalėjimo, nes buvo pripažintas nepakaltinamu. Japonijoje jis tapo žvaigždė. Jį kvietė į pokalbių laidas, vertinti maisto į restoranus ir filmuoti siaubo filmuose. Į kalėjimą jis buvo pasodintas už kanibalizmą. Mat 81 Paryžiuje į savo namus Issejus atsivedė moterį. Ją nušovęs kelias dienas valgė įvairias jos kūno dalis. Teismas jį pripažino bepročiu ir iš psichiatrinės ligoninės deportavo į Japoniją. Čia 61 nufotografuota 11-metė mergaitė, plūduriuojanti ant gelbėjimosi plausto. Tai nufotografavo ją aptikusio laivo įgulą. Su šeima įplaukė būrinė jachta, kai pasamdytas kapitonas nužudė jos tėvus, brolį, sesutę ir savo žmoną. Nuplaukdamas, mergaitę paliko skęsti su sugadinta jachta. Tačiau 11-metė sugebėjo išsigelbėti išsitraukdama gelbėjimosi plaustą. 4 dienas ji dreifavo be maisto, vandens ar pastogės. Išgelbėtą merginą pavyko atgaivinti fiziškai, nors psichologiškai atsigauti buvo daug sunkiau. Ją užaugino artimieji. Ji dar tebegyva, tiesa jau pensijoje. Nors iš pažiūros tai tik besiilsintis policijos pareigūnas, iš tikrųjų ši fotografija padaryta jo sulaikymo metu. Tai Andersas Behringas, policijos pareigūnu apsimetęs vyras, kuris prieš tai nužudė 77 žmonės. Norvegas tai padarė sprogstamojo prietaiso pagalba, taip pat iššaudydamas visą vaikų stovyklą. Šio kalėdų seneliu persirengusio vyro vardas yra Bruce'as MacArthuras. Ne kalėdų sezono metu jis dirbdavo sodininku.
Laisvalaikių programėlėse kaip Tinder jis ieškodavo vyrų pasimatymams, susitikęs juos nužudydavo, o supjaustęs jų kūnus paskleisdavo po savo augalų žemes. Teismas jį nuteisė už mažiausiai 8 žmonių nužudymą. Nuotraukoje youtuberė Sara Funk, filmuojanti savo kelionę prie Kipre esančio raudonos spalvos ežero pavadinimu Koki Nolimni. Nuotraukoje taip pat matomas beplūduriuojantis lagaminas. Kaip paaiškėjo, po 2 metų jame buvo 12 metų mergaitės lavonas, kurią nužudė žymusis vietos serijinis žudikas Nikos Metaksa. Nuotraukoje matome turistus priešais Niagros krioklį. Moters su raudonu megztiniu vardas yra Ayano Tokomasu. Po kelių akimirkų ji neišlaikė pusiausvyros ir nukrito žemyn. Jos kūną vėliau rado 50 metrų aukščio krioklio apačioje. Fotografijoje užfiksuotas autografą duodantis legendinis muzikantas Johnas Lennonas. Autografo prašo Markas Davidas Chapmanas, žmogus, kuris Lennoną nužudė po 5 valandų nuo šios nuotraukos. Nušovęs dainininką žudikas liko prie jo kūno ir skaitė Selendžerio rūgėse prie bedugnės, kol atvyko policija. Nuotraukoje pirmoji ponia Rosalind Carter spaudžia ranką Johnui Wayne'ui, tuo metu aktyviam politikui. Vėliau paaiškėjo, kad jis buvo serijinis žudikas, o nuotraukos padarymo metu jau buvo nužudęs 20 jaunų vyrų. Šis vyras nuplaukė pasipiršti savo merginai, kol ji buvo povandeninio viešbučio kambaryje. Per langą jis prispaudė meilės laišką su klausimu ir sužadėtuvių žiedu. Jis mirė nespėjęs pakilti virš vandens, o jo mergina per langelį matė, kaip jis nuskendo. Šis vyrukas vardu Deilenas Pua dingo žygio po vienos iš Havajų salų metu. Kopinėdamas jis šeimai siuntė visokias gamtos nuotraukas. Štai viena iš jų. Deilenas namo niekada negrįžo, o jo paieškos metu šeimos nariai pastebėjo nuotraukoje link vaikino artėjantį neatpažintą vyrą. Toji vieta buvo negyvenama, o ten vaikščioti žmonėms apskritai nebuvo galima. Deileno kūnas niekada nebuvo rastas. Šioje nuotraukoje matote alų begurkšnojantį Tylerį Hadley vakarėlio jo namuose metu. Prieš pat šį vakarėlį jis nužudė savo tėvą ir motiną, uždaužė juos kirviu, jų kūnus paslėpė miegamajame. Čia užfiksuotas Travisas Alexanderis. Nuotrauką netyčia padarė jo žudikė ir buvusi mergina Jody Arias. Apsilankusi jo namuose ji atėjo prie duše besimaudančio vyro ir 27 kartus bedė į jį peiliu, bei kartą šovė į galvą. Ji buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos. Ačiū, kad žiūrėjote šį mano šiurpoką epizodą. Jei jis jums patiko, nepamirškite prenumeruoti mano kanalą ir paspausti mygtuko patinka. Man tai labai padeda. Iki kito karto.